Taigi, vėlgi bemėgė naktis, vėlgi Jurbarkas siautėja. Tikėjimo žodis siautė, Gelgaudiški pagalbinės, o visos šitos liberalios, reiškia, psichiatrinės siautėjančios. Duok pinigų, duok pinigų, duok pinigų, duok pinigų. Reiškia, iš manęs reikalauja mano asmeniškų socialinių garantijų. Tai vienas dalykas - asmeninis, privatus gyvenimas įstatymo apsaugomas. Antras, jokios grupelės negali būti vardan kitų gyvenimą suėsti. Kaip po Švedijos Upsala iš šitų visų švedų gaminantį iškė bepročius savižudžius. Va. Trečias dalykas, aš nepalaikau jokių ryšių su šitais visais tikėjimo žodžiais, sektantais, Gelgaudiškio pagalbinė ir visokio plauko gaujom. Va. Iš esmės, papasakosiu tokią istoriją. Jėzus Kristus eina per vandenį. Siaučia baisiausia audra. Ir, reiškia, Petras šokęs iš valties, sako, leisk ir man pabandyti tą mistiką. Tai va, eina Petras, eina, pradėjo skęsti. To jau, reiškia, vizija dangų žvaigždės sužibo. Vasarytė šviečia su prožektorium, reiškia, iš dangaus numirusi, reiškia, aiškinanti Petrui, ko tu dabar jį žiūri, sako, aš toj valtį numetu, reiškia, Jėzui pasakysiu, reiškia, ir atplaukiu tavęs paimti, reiškia, nu ko tu čia dabar įsidirbinėjai su tikėjimais. Tai va toks, reiškia, yra naujausias švedų. Niekada prieš socialinės garantijas Švedija neišbūnanti rami. Nes tai sektos, kurios nori gyventi iš tų, reiškia, invalidų, kuriuos jie pavertė vaikystėj invalidais su pedofilija, jie nori iš jų gyvybių gyventi, iš jų pinigų gyventi. Ir vat Jurbarko, reiškia, bomžų bendrabutis buvęs, o mano bendrabutis Jurbarke totalitarizmo, reiškia, irgi vaidina, irgi Upsalos visus vaidmenis, visas nuodėmes. Taigi, iš esmės įsivaizduojantis, kad jie spaliukai, jie netiki jokiom, reiškia, pasakom. Galiausiai aš tikiu pasakom. Žaliom, baltom. O bordo, reiškia, spalva, ta iš esmės, reiškia, kraujo spalva. Sako, žmonės įvairiai veikia. Vieni su bordo naktiniais niekaip negali užmigti. Kiti bordo megztinius ar tai kažką tai tokio rengiasi prieš socialinės garantijas, nes tai visa Sovietų sąjunga visada buvęs. Šitas bendrabutis su mano visų pinigus bandęs atimti, atiminėjęs, tai reiškia, žmonės, kad turėtų ką valgyti, parduodavę savo vaikus klebonai. Lietuvoje Jurbarke. Tai įsivaizduokit, šiais laikais pajutęs Jurbarko bendrabutis, kad jie esantis namų arešto sulaikyti. Ir jų liberalus pasaulis programai pasibaigus išsijungia. Aš tai kaip iš tikrųjų naktį prasideda ramybės laikas, kai pasibaigia programa.
Ar tai tabatys, ar lanka. Nes iki tol jie aktyviai dirbo Konarskio vienose, reiškia, savo sąmokslo teorijas. Taigi aš jums linkiu nė vienam nebijot, svajot, nebijot tikėt pasakom, nebijot potencinės energijos, tikėt įstatymu, kuris tik tai gali apginti nuo mediciniškai sankcionuotų, policijoje sankcionuotų, reiškia, asmenų. Mat, kaip atrodo iš tikrųjų realybė.